Laidą pristato naujas vairavimo pojūčių lygis. Tai naujasis Peugeot 508. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. Viešojo transporto stotelėje stoviu neatsitiktinai. Kodėl? Sužinosite pažiūrėję pirmąjį mūsų laidos reportažą. Taip, šis reportažas apie greitus ir galingus automobilius. Nors šiek tiek kitų kampų, bet esmė yra ta pati. Rodos, miesto infrastruktūrai kyla nauji netikėti pavojai. Jau tampa įprastų reiškinių, kai viešojo transporto stoteles ir reklaminius skidus išdaužo vienos vokiečių gamintojų markės automobiliai. Ir kur nebus, kai interneto erdvė lūžta nuo pikantiškų vaizdelių. Tačiau tai, ką vieną rytą išvydo mūsų filmavimo grupė, paliko gilų įspūdį. Ir ne todėl, kad tos pagarsėjusios markės automobiliai išvydome ant šaligatvio, ties stotele parėmusi reklaminį stendą. Tai jau beveik nieko nestebina. Kur kas labiau nustebome išgirdę žmogaus pasivadinusio šios mašinos savininko istoriją. Aš esu savininkas už mašinas, iš Vokietijos grįžau, nusipirkau, pastačiau, viskas, O tai jūs čia taip pastatėt? Skandals, gaidys, narkomans atėjo, nežinau kaip iš čia trakina, paėmė viso, pastebėjom, pradėjom vytis, Motoras galingas 3 litrai, dizelis. Teka taranuot, kai sutaranavom, apsisuko 50 metrų spindulių ir trenkėsi čia, visas. Ką daryti? Automobilio vagystė buvo ir jūs vėjotės kaltininką, ar kaip suprasti? Čia mano mašina, aš vagį gaužiu, mano mašina norėjo pabūti. Sėdėjau 2 valandas viduj, laukiu, kol jis ateis. Ir jo laimė, kad jisai netėjo. Aš dirbau už tą mašiną pusę metų, suprantate? A tokie pidarastai nenori dirbti. Vagia žmonių, kurie dirba. Ir paskui skundžiasi gyvenimu, kad kalėjime jiems blogai. Ar ši istorija tikra ir kodėl vagis narkomanas, kaip sako BMW savininkas, nesugadino durų spynelių pavogdamas automobilį, tikriausiai išsiaiškins policija. O štai dar vienas istorijos perliukas. Išvažiuoja mano mašina iš kiemą, aš žiūriu savo kimblę. Ir supranti, netikiu. Mano bišas greitai atsičiukino, šoka, į tą bananą mersą, pradeda įvytis. Per mano mašiną, kad sudaužė savo bananą mersą, Bet jam iš subinės, tas BMW skrydo va taip, nes jų greitis buvo labai didelis, 130. O tuo labiau, kad jis staigo posūkį darė ant pavarotą. O kur mersas? Koks mersas? Mersas išvažiavo. Mersą Lietuvoje nebėra. Jis išlenkė žmogus. Per 2 valandas negalėjo keliankės? Taip, tai čia vakar viskas buvo. Kaip sakot? Vakar viskas buvo. O tai čia nuo vakaro stovi? Tai čia už 11 valandą čia stovi. Šitas? Jo, aš visą naktį nemegūdau tas mašinas. Ar jūs bandydamas padėti kitam žmogui ir tarnavęs kitą automobilį po eismo įvykio važiuotumėt į Lenkiją, neužregistravę savo automobilio sudaužymų? Ir kodėl apie vagystę ir avariją, kurios įvyko, kaip teigia pašnekovas, vakare, nebuvo pranešta policijai per visą naktį? Automobilis iki ryto ramiai sau nakvojo paremęs ant reklamos skydo. Tokie klausimai kirba ne tik jums, bet ir mums ir tikriausiai policijai. Pažiūrėkite, kaip į Vilniečius kreipiasi ši nauja automobilio ir reklaminio skydo instaliacija. Sakyčiau, ten trūksta kablelio. Vilnietį, gyvenk. Mat apatinį žodį užstoja automobilis. Ironiška ir netgi simboliška. Nors šį kartą aukų buvo ir išvengta. Taigi, bandysime išgyventi. Na, o dabar tradicinė laidos rubrika su Lietuvos ralio čempionu, mūsų laidos saugaus vairavimo instruktoriumi Vytautu Švedu. Šios dienos svečias – kulinaras, laidų vedėjas, virtuvės šefas Liutauras Čeprackas. Šioje rubrikoje mes
mes kartu su žinomais mūsų šalies žmonėmis ir Lietuvos ralio čempionu laidos saugos vairavimo instruktoriumi Vytautu Švedu aiškinsimės, kaip vairuoti trukdo įvairūs pomėgiai darbai, kuriuos atliekame prie vairo valdydami automobilį. Atliksime eksperimentą. Pasirinktą trasą laidos svečias įveiks vairuodamas mašiną įprastai, kaip privalo daryti kiekvienas vairuotojas, ir atlikdamas pašalinį veiksmą. Gerdamas kavą, kalbėdamas telefonu, maigydamas navigacijos sistemą, ieškodamas daiktų ar ramindamas vaiką ant galinės sėdynės. Vertinsime, kaip pavyko ir darysime išvadas. Šios laidos mūsų svečias – kulinaras, virtuvės šefas, laidų vedėjas Liutauras Čeprackas. Tamsta pats, kokią turite savo galbūt tą pašalinę savybę, kuri vyksta jums vairuojant prie vairo? Geriu kavą. Pavyzdžiui, valgau sumuštinę, atsiliepiu telefonu. Turbūt, kad dar kalbu su pakeleiviu, kuris sėdi šalia manęs. Ir po to susimiksuoja šitie visi kartu veiksmai. Tai važiuojant autostrada, valgyti sumuštinę ir gerti kavą abiem rankom ir vairuoti keliais, taigi paprasta. Žinoma. Ir dar atsiliepti, jeigu reikia, ne? Atsiliepti tai reikia padėti jau kažką, tai kad trečios rankos. Ne, bet su pečiu galima. Su pečiu tai ir reikia. Nu, tai mes pabandysim šiandien tada taip pat ir pravažiuoti mūsų tą šiandieninę. Yra niuansas. Mechaninė dėžė. Jo, todėl vieno darbo jau mes vienos rankos jau nebegalime panaudoti. Mėginsim gal nejungti labai daug pavarų, nes bandysim tą pirmą, antrą pavarą pravažiuoti šitą visą distanciją ir galbūt užteksės. Susipažinęs su šia trasa, Liutauras ją turės įveikti 2 kartus. Pirmą kartą įprastu būdu, antrą kartą bandydamas atlikti ir kitus veiksmus, ne tik vairuoti. Numeruojam laiką, kad būtų atskaitos taškas, ne? Kiek mes sugaištam vienaip ir kitaip. Ne? Tada žinosim ir matysim, ką darom. Aš pats savo pasiduosiu. Jo? Tai omeny, padarysiu greičiau antrų kartų. Gerai. Pradedam? Ja. Užskaitam? Jo. Puikiai. Mes turim kažkokį tai va tokį atskaitinį laiką, minutę 2 sekundės. Ne? Pravažiavom, nieko nenumušėm, nieko nenuvertėm. Įvykdėm tokį greitį. Dabar mes tada atliekam tą tokį socialinį eksperimentėlį. Bandom atlikinėti krūvą dalykų. Dabar aš tau nelabai privalgysiu, kur atleisk. Jeigu aš su automatu važiuočiau, tai aš tau galėčiau ramiai vieną ranką laikyti, o dabar aš turiu junginėti. Nu gerai, tai vieną darbą tada mes nuėjome. Mes galim kalbėti telefonu ramiai. Kalbėjimą telefonu ir gėrimą vandens. Kada vat aš tau paklausti, pagersiu vandenį, su kuria vieta? Nu tai nežinau, vis tiek galima, taigi daro žmonės. Jo, bet taigi čia neslidu. Ne. Taigi čia neslidu, nu kas čia, Ne, tai jau, bėgi. leis paklausti, kaip aš tau įvažiuosiu į garažą. Nu tai tada gerai, aš dėl tavęs pasistengsiu. Ne, tai tada Ir ištroškot? Ištroškam. Ne, tai tada gali pasidėti, paimi, pasidėjai. Vairuojant turėsi ir kalbant telefonu turėsi ir atsukti. Ai, dar aš turėsiu ir atsukti? Taip. Tai čia nėra kur vairuoti, čia visą tą laiką reikia vairą sukinėti. Tai va. Aš laukiu skambučio. Jau dabar skambinu. Tai, kaip pasiruošę, pradedam. Alio? Puikiai, ta prasme, kaipgi čia gali daugiau sekti. Gerai. Tuoj aš minutėlę, čia mane, kaip tik mano rytas geras dabar jau baigėsi. Viskas būtų tvarkoje, bet yra viena nedidelė problema, kurios pavadinimas yra, kad dažniausiai įprastoje aplinkoje aš kai važiuoju vienas. Gal atsigert, ne? Gal atsigert. Tuoj minutėlę man dar liepia atsigerti, sekundę. Palauk, tai dabar aš turiu atsigerti, aš turiu sustoti, atsisukti, padėti, tada įvažiuoti šiandien. Nu ir tuo momentu jau, kai aš važinėjau. Aptaškyt mane dar? Aptaškyt, kaip sakant, gerbiamą savo instruktorių. Okay. Aš atlikau visus dalykus, kuriuos turėjau padaryti. Valio, nieko nenumušiau, pašnekėjau, pagėriau, atsukau, aptaškiau. Tai už tai aš ir sakiau, gal geriau vandens, o ne Coca-Cola. Kaip ten su laiku?
Šiaip mes ką turime? Mes turime 10 sekundžių prastesnį tą ruožo mūsų kliūčių įveikimo laiką. Mes matom, kad yra pakankamai įprasta daryti nemažai veiksmų šitame visame. Automobilį vairuojant, gerinti ir ten aišku, tas kamštelio atsukimas biškai užtruko, bet vis tiek tas prailgino. Iš savo pozicijos, ką aš galiu pamatyti, kad judesiai nebuvo tokie valingi. Ženkliai kitaip negu kad mes važiavom be nieko. Anksčiau aš važinėdavau kaip tikrai negalvodamas apie pasiekmes. Dabar, kai važiuoji ir žiūri į tokį, kuris pravažiuoja žymiai greičiau nei turėtų, tu vis galvoji, koks vaikas iššoks iš mašinos, koks dviratininkas išlįs. Visą tai ateina su amžium. Atsiprašau, bet tą reikia išgyventi, atleisti, bet tu, kai tau 20 metų... Taip, žinau. Tai va dėl to mes ir mokom, dėl to mes ir norim parodyti ne tik tai žmonėms savo kailių, o ir kitų kailiais. Šiandien būtent tavoju, kad ne visada mes darom tuos adekvačius sprendimus tam tikrom situacijom. Ne visada mums reikia gerti vandenį, pilstyti ant sėdinčio keleivio ir važiuoti, linkim, 100% nesusikoncentravus į kelią. Pritariu. Ačiū už patirtį. Ačiū, taip pat. Na, o dabar nauja mūsų laidos rubrikėlė Patarimai, kurioje mano kolega Valdas Valiukevičius atsakys į jūsų žiūrovai klausimus, pasitaręs su automobilių remonto dirbtuvių Rimtoma specialistais. Vygantas iš Kauno klausia, ar galime sumaišyti vasarinį ir žieminį langų apiplovimo skystį? Ar dėl to nesusidarys želė? Ar tiesiog košė nesusidarys iš tų dviejų sumaišytų skysčių? Taigi, Vygantai, atsakome. Galima maišyti, tačiau tik tai patarime vieno gamintojo skysčių. O apskritai, tai ko gero geriau nemaišykite, nes pildamas ir vasarinį, ir žieminį skystį, jūs tikrai nežinosite, kokia bus galutinė užšalimo temperatūra. Jums atrodys, kad -15, o iš tikrųjų gal -5 ir vieną rytą rasite ledą savo mašinos apiplovimo sistemoje. Teks važiuoti į automobilio dirbtuves, atšildyti visus tos kanalus, išpilti tą visą mišinį, įpilti naują žieminį skystį ir tai kainuos laiko požiūrio ir pinigų dvigubai brangiau. Taip, kad pilkite, išpurškite tiesiog vasarinį skystį, pilkite naują žieminį skystį ir važiuosite ramiai ir ilgai. Ir dar vienas klausimas, kurį mums paštu uždavė žiūrovas dar rudenį. Ir atsakymą mes gavome į jį rudenį, tačiau nerodėme. Laukime pavasario, kada prasidės naujas dviratininkų sezonas. Nors, kai žiema tokia, nešalta ir dviratininkai yra aktyvūs, nutarėme, kad jis aktualus ir dabar. O jeigu taip jau nutiko, kad dviratininkas kliudė ant dviračių tako neleistinai pastatytą automobilį. Tai kas kaltas? Na, dėl to, kad dviratininkas kliudė ne vietoje pastatytą automobilį ir bus kaltas dviratininkas, nes šiuo atveju automobilis yra kliūtis. Ir ją apvažiuodamas jis privalo pasirinkti tokią trajektoriją, kad jo neužkliudytų, na, o vairuotojas stovintis ne vietoje atitinkamai bus patrauktas už tai, kad stovėjo ne vietoje. Pristato naujas vairavimo pojūčių lygis. Tai naujasis Peugeot 508.
naujas vairavimo pojūčių lygis. Tai naujasis Peugeot 508. Prieš savaitę Belmonto pramogų parko iškilmingiausioje salėje baigėsi konkursas Lietuvos metų automobilis. Finalinio vakaro metu paaiškėjo, kurisgi modelis iš finalininkų septynetuko visus kitus metus galės tituluotis Lietuvos metų automobiliu. Taip pat buvo įvardinti ir kitų nominacijų laureatai. Tautos automobilio 2016 rinkimuose, kuriuose nugalėtojas sprendė savo balsus skyrę Delfi portalo skaitytojai, užtikrintai nugalėjo Volvo XC90. Šis įspūdingas švedų kūrinys vakaro metu buvo nominuotas bene daugiausiai kartų. Jį buvęs lenktynininkas ir Seimo narys Stasys Brundza paskelbė saugiausių konkurso modelių. O žurnalas Laima išrinko moterų aistros objektu. Sportiškiausių metų modelių tituluotas Seat Leon Cupra. Už dizainą apdovanojimą gavo Renault Espace. Geriausių verslo klasės automobilių tapo 7 serijos BMW, o metų visureigių Audi Q7. Metų vairo nominacija už Lietuvos vardo garsinimą užsienio lenktynių trasose atiteko Dominikui Butvilui. Kadangi sportininkas tuo metu Paryžiuje dalyvavo Europos ralio čempionato, kuriame laimėjo 3 vietą klasėje apdovanojimuose, jo nominaciją simboliškai priėmė šeimos nariai – tėtis ir sesuo. Vakaro kulminacija – Lietuvos metų automobilio 2016 rinkimai. Kiekvienas iš 10 komisijos narių savo dispozicijoje turėjo 25 balus, kuriuos reikėjo išdalinti 7 finalininkams. Nė vienam iš jų komisijos nariai negalėjo skirti daugiau nei 10 balų. Susumavus visus balus paaiškėjo, kad kovoje dėl geriausiojo titulo nugalėjo Opel Astra, surinkusi 50 taškų ir pranokusi antrąją vietą užėmusią Audi A4 su 47 taškais bei trečioje pozicijoje likusią Škoda Superb su 41 tašku. Opel šiuose rinkimuose nugalėjo pirmą kartą. Šiaulių banko nominacija Optimalus pasirinkimas taip pat skirta rinkimų nugalėtojai Opel Astra. Praėjusį antradienį vykusioje spaudos konferencijoje Autobild Lietuva vairuotojų komanda pristatė išskirtinį žygį automobiliu. Honda CR-V bandomąjį važiavimą sunkiausio pasaulyje Dakaro dykumų ralio istoriniais keliais. Bandomasis važiavimas, kurio metu bus aplankytos net 6 šalys – Prancūzija, Ispanija, Marokas, Vakarų Sahara, Mauritanija, Senegalas – turės 2 etapus. Pirmąjį daugiau nei 5000 km ilgio etapą įveiks pagarsėjęs keliautojas Vitoldas Milius. Jis automobiliu iš Paryžiaus Prancūzijoje nuvažiuos iki Dakaro Senegale. Misija yra ne vienalypė, aš iš tiesų važiuosiu į priekį, važiuosiu vienas ir kaip man jau įprasta, nebe pirmą kartą važiuosiu siekdamas ištvermės rezultato. Galbūt tai šį kartą nebus labai vairuotojai ištvermės rezultatas automobilio daugiau, nes bus sunkesnių kelio ruožų, o mane ko gero vis tiek stabdys postai ir sienos ir visa kita, tai dėl to aš priverstinai turėsiu pakankamai daug pastovėti. Tai nebus važiavimas be sustojimo. Žiemą daugybė tautiečių važiuos automobilis slidinėti į Alpes, į Vokietiją, Austriją, Prancūziją ir visur kitur. Kokie būtų tavo patarimai, kad saugiai pasiekti jų lenktynių, jų maratonų finišą? Vis tiek prie vairo tenka praleisti apie porą tūkstančių kilometrų įveikti. Kaip tą saugiai padaryti? Siūlyčiau neįveikinėti poros tūkstančių kilometrų vienu ypu. Siūlyčiau vis tiek kažkur nakvoti. Manau, kad net ir ištvermingam vairuotojui 1000 km per dieną yra ta riba, dar kažkokiai komforto zonai. Visa kita, kas yra virš to, jau reikalauja specialaus pasiruošimo. Aš to niekada niekam nerekomenduoju daryti. O jeigu vis dėlto tektų važiuoti tokį ilgą kelią, tai? Jeigu vis dėlto tektų, tai svarbiausias dalykas yra neužmigti. Nes visa kita tai yra šiek tiek lengviau. Tas neužmigti tai yra toksai bendrinis pavadinimas. Tai nereiškia, kad būtinai miegoti. Tai reiškia prarasti dėmesį. Antrąjį žygio etapą įveiks 2 vairuotojai, žinomas bekelės specialistas Audrius Sutkus bei keliautojas ir operatorius Aidas Bubinas. Jiems keliama visai kita užduotis. Abu žygeiviai ieškos legendinių Dakaro ralio pėdsakų, filmuos, fotografuos ir atveš į Lietuvą daug įdomios medžiagos. Eismo taisyklės pažeidusiems vairuotojams, turintiems 2 metus galiojančius laikinus pažymėjimus, Vidaus reikalų ministerijos parengtose saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisose siūloma perlaikyti vairavimo teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Perlaikyti egzaminą reikėtų už tuos pažeidimus, už kuriuos šiuo metu privaloma išklausyti papildomus mokymus. Tai yra už vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymą, už lenkimo, važiavimo per sankryžą taisyklių pažeidimus, už mobiliojo telefono naudojimą vairuojant, šviesoforo nepaisimą, saugos diržų nesegėjimą, važiavimą motociklu be šalmo.
Pradedantiems perlaikyti egzaminus tektų ir viršijus greitį daugiau nei 10 km per valandą. Vairavus priemonę neblaiviems, tai yra viršijus 0 promilių ribą, taip pat sukėlus eismo įvykį, per kurį nukentėjo žmonės. Šiuose pataisose be kitų naujovių siūloma įteisinti ir fiksuotas baudas greičio viršytojams. Įspėjimas būtų skiriamas viršijus greitį iki 5 km per valandą. Tuo metu viršijus greitį nuo 5 iki 20 km būtų skiriama 2 eurų bauda už kiekvieną viršytą kilometrą. Viršijus greitį nuo 20 iki 50 km per valandą atitinkamai baudos už kiekvieną viršytą greičio kilometrą siektų 4 eurus eiliniams vairuotojams. Pradedantieji motociklų ir sunkvežimių vairuotojai už kiekvieną viršytą kilometrą gautų 1 eurų didesnės baudas. Praėjusį ketvirtadienį Kaune Saulės gimnazijoje vyko viktorinos Mokausi būti vairuotojų finalas. Jame susirungė 60 moksleivių. Renginį organizavo Kauno miesto žmogaus saugos metodinė tarnyba, vairavimo mokykla ARV Auto, kartu su Kauno apskrities kelių policijos valdyba, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. Pirmas turas vyko mokyklose, dalyvavo 337 mokiniai, į finalą pateko 46 mokiniai, iš kurių išrinkome 3 pačius geriausius ir jie sprendė kelių eismo taisyklių klausimus, kurie yra pritaikyti buvo dviratininkam, mopedo vairuotojams ir pėstiesiems. Ir mūsų tikslas buvo ugdyti pareigingą eismo dalyvį. Mokiniai pernai, kurie dalyvavo, apie 40% dalyvavusių mokinių išsilaikė vairuotojo pažymėjimą. Ir mes dabar šiemet, kai važiavom vėl per mokyklas, tiesiog kalbėjomės, diskutavom su mokiniais. Tai pirmiausia, tai padėjo pasiruošti vairuotojo egzaminui. Ir tikrai vaikai sakė, kad priverčia pasitemti ir būti kelyje pareigingam ne tik vairuotojo ateityje, bet ir šiaip eismo dalyviui. Štai ir atėjo laikas atsisveikinti. Visas šiemetinės mūsų laidas jūs galite rasti interneto vartuose LNK Go. Taigi, jeigu kažkurią laidą praleidote arba pamiršote pažiūrėti, užeikite ir apsilankykite LNK Go. Sudie, gero kelio.